tan solo paso de llegar a la locura. No te tengo cerca, no me puedo controlar. Me eleva la locura. Me subes en un viaje sin final. Gvazdykais nuo kapų. Sveiki, brangieji. Šiandieną pas mane sausio mylimukai. Taip, žinau, vėluoju, užsivėlavau, bet geriau vėliau negu niekada, taip. Taigi, šiandieną parodysiu, ką sausio mėnesį mylėjau, ką dažniausiai naudojau, bet jų nebus daug, o daugiausia, kaip žiūriu, tai plaukų priežiūra. Nes, kaip žinot, buvau plaukus dažius nualinus ir dabar šiuo metu man juos reikia atgaivinti. Šiandien filmuoti bandau prie plaukų, dirbtinį, nors užlangai šviečia, bet kažkaip tamsoka, bet čia man labai karšta. Taigi, kadangi daugiausia plaukų priežiūros, tai gal nuo jos ir pradėsim. Taip, pirmiausia, kas šį mėnesį man labai patiko iš Eivono, tai pirmiausia yra aliejukas, labai fainas, labai skaniai kvepia, plaukų galiukams tikrai padeda, kada pasitepi, jie tokie švelnesni, maloniau liesti, mažiau šakojasi, na, kadangi mano plaukai buvo nualinti. Bosai, negąsdink! Kadangi mano plaukai buvo nualinti, tai šitas tikrai super pagalbininkas. Tai yra iš serijos Advanced Technique 360 kažkoks. Neuristime, 360. Nežinau, iš mėlynos serijos. Taip pat iš Eivono naudoju ir esu labai patenkinta, man tas šampūnas ir balzamas kažkaip pakelia plaukus ir irgi jie tokie švelnesni tapo. Tai naudoju šampūną Advanced Technique, irgi iš tos pačios serijos kaip ir aliejukas 360 Moroccan Argan Oil ir kondicionierių štai. Du tokie pagalbininkai, plovimui, super. Ir iš kaukyčių, tai tos pačios serijos Avon Advanced Technique 360 Moroccan Argan Oil, štai ši kaukytė. Ir ši serija tinka visiems plaukų tipam. Galite pasižiūrėti, man labai patiko. Sekanti dar viena kaukė, kurią naudojau šį mėnesį, ir dar aišku naudosiu, nes jos labai daug. Štai tokia didelė pusė litro pakuotė, GUM3 Henna Hair Condition. Jau labai pažeistiems plaukams atstatyti, atgaivinti kaukę. Štai šita. Labai gerulė, labai patinka. Taip, dar iš aliejukų, tai draugė, kur atsiuntė ir pirmiau pati norėjau nusipirkti, dabar draugė atsiuntė ir esu labai patenkinta. Iš Schwarzkopf Essence Ultimate. Iš Schwarzkopf Essence Ultimate Claudia Schiffer Diamond Color. Štai. Labai geras irgi aliejukas ir irgi skaniai kvepia, taip geltonai bėga, geltonas, bet labai padeda plaukučiam. Ir paskutinis, kas iš plaukų, tai jau ir vasarą jį naudojau ir dabar va Argan Oil, purškiklis karščiui, šalčiui, sukimui, cheminiam sušukavimui, žodžiu, ką darom, tai apsauga nuo karščio, štai šis purškiklis. Na ką, šiandien kažkaip sunkokai sekasi filmuoti, bet turiu tai įveikti. Būna taip, kada pertrauką padaryti filmavimo, po to pirmas video būna sunkokas. Na ką, reikės nedaryti didelių pertraukų, nors ne visada įmanoma. Gerai, tęsiam toliau, užteks plepėti. Taip, noriu parodyti mylimą rankų kremą iš Faberlico. Tai yra iš My Honey. Su medumi serija. Labai skaniai kvepia medumi, aišku, kam nepatinka medaus kvapas tam. Labai skaniai kvepia, labai, kai tepi, iš karto labai greitai įsigeria, kažkaip nepalieka tokios plėvelės, galvau, kai su medumi bus, tai ilgokai liks, bet kvapas stiprus, tai jeigu, sakau, nemėgstat su medumi, tai tada taip. O šiaip labai fainai įsigeria, kvepia. Šiaip, medaus kvapas. Ir rankos po jo lieka tokios švelnios, kurį laiką pamaitinto švelnios, patinka kremukas tikrai. Sekantis,
Tai lūpų priemonė, kurią taip pat džiaugiuosi, ją gavau iš draugės Lauros. Tai yra lūpų balzamas Carmex pomegranate su granatų skonio. Kai jį užsitepina, kaip ir originalus tas, be skonio Carmex. Čia taip tuk, gelia tas lūpas atrodo. Iš karto pamenu, pirmą kartą pabandžius Carmex, man nepatiko, nes gal čia dėl to pupų, galvoju, kas čia dabar, ką čia daro su to mano lūpom. Bet dabar naudoju ir šį, ir kitokį dar be skonio. Naudoju dar ir be skonio ir patinka. Tai dabar visur Carmex nešiojuosi rankinukį ir kitoj tašytį, ir kitam rankinukį. Į rankinukį ir kitoj tašytį ir spintelė ant viršaus padėta ant Carmex jau man visada turi būti. Ir šitas su granatų skoniu yra. Kitas, kas labai patiko, nors aišku aš anksčiau nenaudojau, tai ir nežinau, ar yra skirtumas, ar būtų skirtumas. Man labai šį mėnesį patiko, nes šiaip nenaudodavau, sakau, o dabar pradėjau naudot. Tai yra iš Eivono akių šešėlių primeris. Tokia lengvutė spalvytė kūno. Štai. Gerai tepa, gerai taip užmaskuoja gyslytės ant akių vokų. Toksai, man patinka. Iš pudrų sausio mėnesį naudojau ir esu patenkinta, nors ne tik sausio mėnesį naudojau. Gruodį naudojau, bet gruodį taip pat nedariau mylimukų, taigi dabar galiu parodyti. Iš Max Factor Creme Puff. Štai tokia. Štai sausa pudrytė. Žiauriai skaniai kvepia. Tai va. Ir irgi labai patiko, gera tokia, nededa spalvos daug, nededa daug, tokio, kad kaip kaukė būtų, lengvai papudruoji. Ir kitas produktas tai yra akių eyelineris. Jį esu jau savo video rodžiusi pirkinukose AliExpress. Tai yra štai tokia bobelytė. Ir yra akių primeris kaip pieštukas, šiandien išsisuka. Ir taip pat atsisuka štai galvytė, nusiema kepuriukas tas ir štai čia. Naudoju šitą ir esu patenkinta, netepa virš akių, viską pirkau iš AliExpress ir mokėjau ten biškį. Jau vienam video rodžiau ASMR, kada juos išpakavau. Tai yra mano mylimukai, tikrai sausio mėnesio, bet dar ir bus ne tik sausio. Štai šepetėliai. Tai yra Bobbi Brown analogas, padielka. Pirkau eBay'ui, mokėjau 8 su centais, esu patenkinta, šerelį, kaip matau, nesišeria, bet dabar vieną radau ant šito. Nėra. Ir sakiau, pažiūrėti reikia tada jau galutinį rezultatą, kada juos išplauni. Tai ploviau ir nieko, nesišeria jie dar man. Mylimukai mano. Kitas mylimukas mano, kurį sausio mėnesį vis deginu, kad būtų kvapiukas, tai yra Airwick žvakutė. Ji yra pumpkin pea cream kvapo, moliūgų, pyrago ir kremo kvapo. Labai skaniai kvepia. Aš jau ją vieną deginau, šitą įdėsiu mamai. Dovanų įsiūsiu siuntinį. Tai va, ji man kainavo 2,50 svarai. Pirkau tokio iš parduotuviai. Nupiginta, taip nežinau, kiek jin kainuoja. Labai skaniai kvepia. Dovana nuo Justinos. Tokia užrašų knygutė. Planeris. Ir taip pat visą mėnesį aš su jas lampinėju. Ir viską rašau, nes tai yra mano viskas, ką kuriu, ką sugalvoju, ką nusižiūriu. Žodžiu, viskas, ką reikia man dėl YouTube'o. Ir čianais visos mano kūrybinės idėjos. Taigi, tikras mylimukas. Ir dar 2 tokie apčiuopiami dalykai.
jau ne kosmetiniai. Tai šį mėnesį antrą kartą skaityta knyga Anitos Morjani Miriau, kad tapčiau savimi. Tik ši knyga parašyta kaip biografinė pagal tikrus faktus, kaip jinai kovojo kaip susirgo vėžiu, kaip kovojo su juo, kaip jau vėžys ją nugalėjo, jinai mirė, galima sakyti, mirinėjo ir stebuklingai atsikėlė, išgyjo, taip greit iš ligoninės išėjo per 2 savaitės, kiek kad daktarai buvo apstulbę. Ir jinai čia rašo tą visą savo istoriją ir man kas labiausiai joje patiko, kad šita Anita Morjani pasakoja, kaip reikia save mylėti, nes visos ligos, viskas mums atsiranda prieš, dar ne tada, kada jau tik liga prasidėjo, o liga yra pasekmė. O priežastis visos, kada mes save griaužiam, kada pykstam, kada kažko norim, nedarom, laužome žodžių. Ir tada atsiranda mums ligos. Ir jinai čia pasakoja, kaip save mylėti, viską, tai kam, pavyzdžiui, reikia tokio postumio, kad save mylėt, ar kažkokios motyvacijos, tai rekomenduoju paskaityti šitą knygą. Bet, pavyzdžiui, skaitė mano sesuoja ir sakė, nepatiko, todėl negaliu garantuoti, kad tikrai tau ji patiks. Gal ir ne, bet man tai jinai sužavėjo ir buvo wow. Tai va, skaičiau antrą kartą, dabar bandysiu mamai irgi nusiųsti ją. Į siuntinuką įdėsiu, pasidalinti reikia gėrių, ne? Ir dar viena knyga, artėja Valentino diena. Ir skaičiau Pietus Paryžiuje, meilės istorija su receptais. Šiaip meilės istorijų šiuo metu aš nemėgstu, mėgdavau paauglystėj, bet šita kažkaip mane suviliojo savo ir viršeliu ir va, Pietus Paryžiuje, aš kažkaip noriu šiais metais nuvažiuoti į Paryžių ir taip gavosi knyga, tai nusipirkau. Meilės istorija su receptais, dar pasižiūriu, o receptai, skaičiau labai gerų receptų yra. Perskaičiau, patiko, kai kuriuos nusirašiau, reiks išmėginti. Ir šią knygutę taip pat persiųsiu vienai draugiai, kuriai, manau, jinai turėtų patikti. Čia tokia kaip meilės istorija. Mergina pasako, kaip ten su vaikinu susipažino, kaip į Paryžių nuvažiavo gyventi, kaip susipažįsta su Paryžiaus gatvelėmis, su maistu ir kaip mokinasi kalbos. Tai va, dar keli patarimai yra, kaip mokintis kalbą svetimą. Irgi labai gera knyga, rekomenduoju. Su apčiuopiamais daiktais kaip ir viskas, bet kaipgi mano mylimukai, be filmų, serialų. Taigi, šiandien turiu pasakyti apie 2 savo serialus. Vieną, kurį jau ir minėjau kažkuriuose mylimukuose, tai yra Grimas, dabar žiūriu 2 sezoną. What did you think when you first found out about all of this? So scared I didn't sleep for months. Nes dažnai neturiu laiko žiūrėti, kai kada, tai dabar 2 sezoną, toksai mistinis, su kai kuriom siaubo detalėm, biški meilės istorijų, žodžiu, patinka. Ir dar vienas serialas, toksai labai lengvam žiūrėjimui, juokui, prisijuokiu visada, irgi ir meilės istorija, ir čia jau tik tai rusų, kad Анжелика. Были найдены на месте преступления. Я их конфисковываю. Охрана, это полицейская конфета украла. Tai stora mergina ir kada jos močiutė ten miršta ir jai kažkas atsitinka ir kartais po bučinio, pavyzdžiui, pasidaro plonytė vėl, stambi. Ir tai gali atsitikti per kelias sekundės, ji to nevaldo ir viskas, kas su tuo vyksta, tokie juokingi dalykiukai visi tam seriale parodyta, irgi žiūriu 2 sezoną. Super. Tai štai ką, visi mano sausio mylimukai, tikiuosi video nebus labai ilgas, nors labai sunkiai šiandien filmuojasi man. Ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad žiūrite, komentuojate, jeigu patiko spaudžiam like, jeigu dar neprenumeravote mano kanalo, prenumeruojam ir susitiksim kituose video. Bye bye. Žiauriai skaniai kvepia. Mokėjau 8 centų. Be skonio, bet be skonio.
nesąmoninga.